Labas. Pasižiūrėkim lapkričio 19 kortą. Ką šiandien pamatysime, ar išgirsime, ar nuveiksime. Taip, 4 monetos. Kažkoks susilaikymas. Gal truputį patikslinkim, nes daug čia gali būti visokių interpretacijų šitos kortos. Ar čia jūs turite susilaikyti, ar susilaikysite, ar jūsų atžvilgiu bus kažkas sulaikyta. Šiaip, man atrodo, kažkada ne taip seniai jau šitą kortą buvo iškritus. Ir dabar kartojasi. Arba nesikartoja, arba kita situacija. Pasižiūrėkim, kodėl yra 4 monetos. Taip, yra 2 skeptrai. Mėnulis. Žodžiu, jums, nežinant, yra kažkas planuojama, kam jūs neturėtumėte atsiverti. Bet kas tai per planas, dabar negaliu pasakyti ir nenoriu iš tikrųjų taip smarkiai gilintis, nes čia jau bus nebe dienos korta, bet visas skaitimas. O dienos kortos koncepcija yra tokie trumpi skaitimukai, maždaug nusakantis dienos nuotaiką, dienos energiją, galbūt įvykius tam tikrus. Ir nenoriu labai plėstis ir gilintis į detalesnės situacijas. Bet, žodžiu, esmė ta, kad dabar, kol yra pilnatis, viskam, kas iki jūsų ateina, būkite kritiški ir neskubėkite priimti pasiūlymų, pamastykite, apgalvokite ir tiesiog, kaip ten sako, 9 kartus pamatuok, 10 pjauk arba kirpk, ar ne. Tai matau patarimą tokį, kad šiuo metu truputėlį gali būti toks iliuzinis laikas, galbūt, arba ne viską matysite, patys galbūt būsite mažiau pastabūs ir galite nepastebėti kažko svarbaus. Tai rekomendacija galbūt netgi yra ir per šią pilnatį, ne tik kad šiandien, bet apskritai platesnių kontekstų ir mastų imant, kad truputėlį atidžiau viską žiūrėtumėt. Ir galbūt tai ir yra nuoroda, kad kai kas neturėtų kažkokių didelių planų daryti šiuo metu. Nes tiesiog ne viską numatyti galite, ne viską suplanuoti, laikas nelabai tinkamas planams. Juos kurti, juos įgyvendinti ir pasijungti į kitų siūlomus planus. Tai informacija šiai dienai yra tokia ir šiam laikui galbūt pasinaudosite ir šiuo patarimu visą pilnaties periodą, šios pilnaties tauro ženkle. Ir kaip tik yra susijęs su tauru, kuris yra žemės energija, ir čia irgi yra kalba eina apie planus, jų realizavimą, irgi susijęs su materija.
Tai žodžiu, sėkmės visiems ir, kaip sakant, atsarga gėdos nedaro. Iki.